Labas vakaras. Šiandien mes pratęsim pokalbį su Algirdu Skroliu, kadangi praeitą kartą mums neužteko laiko ir šiandien mūsų svečias vėl čia. Ir būtų mano klausimas pirmas. Šiandien mes kalbėjom praeitą kartą apie patruliavimą pulko darbuotojų čia Jonavoj. Žinau, kad jie buvo net ir apgyvendinti Rukloje. Ten buvo nuovada. Dabar ir tos nuovados neliko, nors žinau, kad buvo padėta labai daug pastangų tam, kad jinai ten atsirastų ir kad jinai ten veiktų. Ką jūs galite pasakyti šito klausimu? Tada pirmą kartą, kada iškilo taip aštriai visuomenėje klausimas bendruomeniai, kad reikia atkurti, tada 95-96 metai, tai tiesiog fiziškai labai aštriai buvo klausimas iškilęs dėl viešosios tvarkos atkūrimo ir užtikrinimo Ruklos miestelėje ir aplinkė. Buvo komandiruota, bendrų sutarimų 10 pareigūnų, įskaitant vieną karininką. Ir jie buvo apgyvendyti Ruklos miestelėje nuolatiniu pagrindu, kadangi vežiot kasdien turbūt būtų sudėtinga ir trikdytų ir griautų tarnybą. Na ir po kiek laiko jiems buvo skirtos gyvenamos patalpos, šiokios tokios buitinės patalpos, įrengtas kambariukas ir tam kambariuke buvo telefonas. Ir įdomu, kad po kiek laiko Ruklos ar rajono gyventojai pradėjo į juos kreiptis kaip į nuovadą. Iš pradžių jie atsimušinėjo, kalbėjo, kad mes vidaus tarnybos pirmo pulko pareigūnai, bet paskui numojo ranką ir atsiliepinėjo nuovada, leitenantas toks, klausom jūsų problemas. Taip, reiškia, pirmą kartą neoficialiai vidaus tarnybos pirmo pulko sąskaita įsikūrė Ruklo nuovada, kuri tikrai kartu su rajono policijos pareigūnais atliko didžiulį darbą, kad atgauti. Dabar labai gerai, gražiai VST įstatymė, viešo saugumo tarnybos įstatymė įrašyta 3 straipsnis skamba atkurti ir užtikrinti viešą tvarką. Tai niekur galbūt Lietuvoje, aš ir klystu ten, galbūt ne visą informaciją turiu, bet taip kaip buvo, reiškia, profesionaliai ir gražiai atkurta ir užtikrinta viešoji tvarka Ruklos gyvenvietėje, tai turbūt galima tą, reiškia, pavyzdį patį 95-96 metus įtraukti į vadovėlius, ruošiant patrulinės veiklos instrukcijas naujas ar viešosios tvarkos užtikrinimo tvarkas ir taip toliau ir panašiai. Vėliau steigiant jau manęs nebuvo Jonavos rajone, steigiant pabėgėlių priėmimo centrą susitarimu su vyriausybe, kiek aš žinau, tai yra oficiali sutartis, buvo įkurta policijos nuovada su ta sąlyga, kad vienas be kito neegzistuoja objektai. Ir vis tiek, reiškia, kada 2000 metais, reiškia, vasarą, rudenio per 2001 metų dėl tam tikrų procesų vykusių pabėgėlių priėmimo centre ir kuriems spręsti netgi buvo sušauktas, jeigu pamenat, Ruklos pabėgėlių priėmimo centre buvo sušauktas Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis su gana tokiais aštriais probleminiais klausimais. Vėl buvo, jau tada esant nuovadai, buvo pasitelkta vidaus tarnybos pirmojo pulko pajėgos, kurios tada visą eilę atliko ir vėl buvo, reiškia, apgyvendintos jau vienam iš karinių dalinių Lietuvos kariuomenės, bet jie vėl, reiškia, pasiėmė tą didžiąją juodo darbo dalį ant savęs ir vėl, reiškia, jau specifinė prasme atkūrė tam tikram lygmenį viešą tvarką ir rimtį ir piliečių saugumą ir, reiškia, atliko savo užduotį, o tada jau, reiškia, jie kaip sudėtinė tos jau nuovados dalis buvo, kodėl pasikeitė situacija dabar,
kalbėti negaliu, galbūt Ruklos gyventojams nebėra poreikio turėti savo nuovadą ar papildomas specialiasias pajėgas. Sunku komentuoti, bet savo metu tai buvo didžiulis poreikis, jis buvo patenkintas profesionalaus vidaus tarnybos 1 pulko Jonavos PK pareigūnų darbo dėka. Nu, motyvai tokie, kad dabar nėra lėšų, nėra pinigų, bet vargu ar tada buvo per daug tų pinigų, bet tada ta sąlyga buvo vis tik išpildyta. Kaip kalba vienas buvusių Jonavos PK, tiksliau VRS vadovų, jos, reiškia, visada buvo viena iš 8 problemų lėšų trūkumas. Galbūt paieškos tų lėšų sprendimo klausimus, truputį iniciatyvos galbūt nebuvimas, galbūt taip lėmė, bet jeigu yra aštrus poreikis, matyti yra ir galimybės spręsti jį. Nu, o ką jūs galėtumėte pasakyti tokiu klausimu? Daugelis žmonių, vairuotojų, vairuojančius mašinus, mėgėjus, labai pasipiktinę, kada būna policininkai pasislėpę krūmuose, kelių policininkai, aš turiu omeny, kurie kontroliuoja eismą ir tai labai piktina žmonės. Nu, aš tai nesuprantu, kamgi statyti ant kelio policininką kaip manekieną, kad jį matytųsi už 3 kilometrų. Tačiau dar buvo, prisimenu, toks laikotarpis, kada dar ir ženklus statydavo, kad dirba policija. Kokią prasme tada ten statyti policininkų, kad jisai kontroliuotų tą eismą? Tai jisai ir turi stovėti krūmuose, kad jo nematytų ir pažeidėją jisai galėtų sulaikyti ir nubausti. Taip turėtų būti pagal. Nu, čia ta problema ypatingai, reiškia, kylanti automobilizacijos lygiai Lietuvos Respublikos viduje, reiškia, jinai visų aštrumų iškylo ir, sakykime taip, vadovaujantis pareigūnai, mano supratimu, keletą kartų metėsi iš vieno kraštutinumo į kitą. Jeigu pamenat iš istorijos tos jau brangios nepriklausomos demokratinės teisinės Lietuvos, buvo, reiškia, įgyvendintas neviešas tas vadinamas stebėjimas. Keičiasi, sakykime, vadovybė, skamba grėsmingas signalas. Jokių neviešų priemonių, stebėti tik viešai, kaip Tamsta sako, išstatyti ženklus, 10 km iki posto dirba policija ir taip toliau ir panašiai. Šiaip turbūt atliekant tą darbą užkardinimo ir sutvarkymo keliuose, jeigu yra numatytos, įstatymo numatytos ir aprobuotos viešos ir neviešos stebėjimo priemonės, kontrolės priemonės, turėtų būti jų kažkokia darna, santykis tam tikras, reiškia, ir turi būti viešas priemonės atsverti neviešos priemonės. Viešas priemonės turėtų turbūt daugiau lydėti mobilumas, bet čia, sakau, mano tik asmeniniai pamastymai. Niekada nevalia turbūt sprendžiant saugaus eismo problemas nukrypti į kraštutinumus, pasikliauti vienomis ar kitomis darbo formomis, reikia ieškoti tinkamo santykio tarp viešų ir neviešų darbo formų ir bandyti tam lygmenį spręsti iškilusias problemas. Dalis visuomenės skaito pas mus, kad policija mažai dirba. Vieni sako, kad per daug kabinasi ten, kur nereikia, kiti sako, kad jinai mažai dirba, kad nieko negaudo, nesodina. Nors kalėjimuose pas mus yra virš 9 000 atliekančių bausmę. Jau nekalbant apie tą armiją žmonių, kurie yra lygtinai nuteisti ir tarp mūsų vaikšto. Kodėl tokia nuomonė žmonių? Kas ją sudaro tokią nuomonę? Šitas, nuomonė formuojasi iš pačių įvairiausių šaltinių. Tai yra žiniasklaida, informacijos agentūra VBS, tai viena babutė sakė. Ir, reiškia, dėja, čia negalim nepaminėti ir Šaukšto Deguto pačių pareigūnų dalis čia yra. Dalis kalties, kad neprofesionalus darbas, nenoras parodyti
net nenoras parodyti iniciatyvą ir juk suprantat, sakykime, teigiamas policijos pareigūno veiksmas, kuomet jisai stengiasi atskleisti nusikaltimą, užkardinti, išimti nusikaltėlį iš viešosios erdvės, tai pralekia, sakykime, tarsi tokia žavi akimirka ir žmonės tuoj pat pamiršta šitą. Bet jeigu pareigūnas kažko nepadarė ar kažką padarė labai blogai, tai įsimena ilgiems metams, netgi visam gyvenimui, kad štai pareigūnas ten, ar pareigūnai tam tikrų atvejų nepadarė to, ką privalėjo padaryti ir po to, reiškia, dirbtinai pakurstant iš šalies, ta nuomonė vėlgi turi savo vietą ir, reiškia, jinai lydi policijos darbą. Teko girdėti ir tokios nuomonės, kai kurių nukentėjusių, čia aš nežinau, kas sudaro tą nuomonę turbūt, gal filmų prisižiūri žmonės, gal vėlgi žiniasklaida, kada žmogus net nenori bendradarbiauti su operatiniais darbuotojais, su kriminalistais, skaitydamas, kad jie gali būti susiję, suaugę su nusikalstama su grupuotėmis ir kad informacija atseit nuteka ir pereina ir kad jie dirba išvien. Ką galima būtų pasakyti tokiem žmonėm, tokiem nukentėjusiem, daleiskim, mašina pavogta ten ar taip. Tai aš nežinau, ką kiekvieno tokio atskiro atveju galima pasakyti kiekvienam konkrečiam nukentėjusiam. Aš dar, reiškia, užuomazgai tos policijos girdėjau vieno visiškai neutralaus žmogaus civilio komentarą, ten irgi tais klausimais pasitikėti ar nepasitikėti policija, reiškia, jisai viešai kalbėjo žmogus toks iš tautos gelmių, sakė, reiškia, baram, ko neveikiam tą policiją, reiškia, žeminam ir taip toliau, ištinka bėda, bėgam, skambinam, rėkiam į policiją. Ir labai įsiminė vienas Jonavos kaimiško apylinkių seniūnas. Aš nenoriu jo garsinti, nei pavardės, nei ką, bet nežinau, ar jis norėtų būti to atveju pagarsintas. Buvo tokia praktika, nežinau, anksčiau komisariate visos seniūnijos buvo aplankomas, buvo šnekama apie teisėsaugos, policijos darbo problemas, kitus dalykus ir aš jo paklausiau, reiškia, kaip patasai toj seniūnijai vertina policijos darbą, apylinkės inspektoriaus darbą. Tai labai įdomiai skambėjo atsakymas. Vat kada sako, mano apylinkės inspektorius bus tinkamai aprūpintas, paruoštas, užtikrintas teisiškai, tada aš teiksiu vertinimą. O dabar mano apylinkės inspektorius dirba gerai. To diskusija ir buvo baigta.